Taigi, kokį naują projektą aš pradedu. Nežinau, kaip jis man pasiseks, kaip ką. Gal man ir nepatiks tas projektas, nes čia reikia irgi. Bet aš to pačiu noriu sugalvoti tikslą išeiti pasivaikščiot, nes tai be tikslo vaikščiot neįdomu. Tai kažkaip norisi turėti kažkokį tai tikslą. Iš pradžių galvoju apie vieną projektą, bet pagalvojau, kad čia labai daug tu kažkur nepavaikščiasi, neprirankiasi, neprieškosi. Tai tokia idėja iš kitur pasikvelbiau, bet tai labai plačiai nepaplitę. Tai pabandysim. Tuo pačiu ir praktika bus. Bus ir praktika. Galėsiu, kaip sakant, pasipraktikuoti fotkinti, nes jau ranka atbuko visai. Tai visas mano projekto tikslas, kad eiti pasivaikščiot ir surasti ir fotografuoti tokius įvairius vaizdus, smulkmenas, ko šiaip nepastebėtum eidamas pro šalį. Ir tuo pačiu bus proga praeiti, pasivaikščioti. Aišku, aš jau dabar pridususi, nuėjusi 300 metrų, nes jau mano tasai vairuotojo darbas visiškas pravalas. Tai labai sunkiai, kai visą laiką sėdi, labai sunku išsijudinti. Ir iš namų labai sunku judintis. Pripranti sėdėti ir atrodo, visą randi priežastį. Tai lyja, tai šalta, tai karšta. Nu dabar šiaip netaip išsijudinau. Tai mano šuo, bet jis irgi toks, kaip sakant, jau vos kojas velkantis. Tai mes čia tokie abu. Bet jam tai dar turbūt ir kojas skauda, tai dar sunkiau eiti. Tai nežinau, kiek iš čia deisis, man atrodo, šį turėsiu parsinešti. Jis labai sunkus. Arba turės laukti, kol atvažiuosi. Nes aš ir pati jaučiu šito hipodromo. Nelabai aš čia apeisiu. Nes aš jau dabar pridusau. Nu, bet reikia eiti vis tiek, bet kokiu atveju, nes kitaip neprisiversi. Tai va, šitas mano projektas toksai. Aš, aišku, iškart prisistatau, kad nesu joks profesionalus fotografas. Mano visi fotografavimai yra fotoaparato su automatiniu režimu. O jeigu darau ne automatinį režimą, tai aš tenai nieko nesuprantu. Kur ten ką reguliuotis, tai fotkini pagal tai, kaip tavo vaizdelis yra ir kaip gaunasi. Ir pagal tai orientuojasi, ką ten nustatyti. Tai va toks mano ir profesionalumas. Bet žinoma, kuo daugiau fotkini, tuo daugiau akį atmuši. Nes dabar aš žiūriu, ilgai nefotkinau, nueinu į renginį, man yra pravalas visiškas fotkinti. Prasineši nuotraukas, pusė tų nuotraukų išplaukusių, nors nežinau kodėl, bet ten greičiausiai yra mano fotoaparato kaltė, nes jie irgi, kaip sakant, sensta, gal tas objektyvas yra kur nors padaužytas netyčia ir turi kokį nors broką, jie irgi dėvisi. Ir greičiausiai ten yra mano fotoaparato bėda, nes aš netikiu, kad aš ten taip prastai nufotkinu. Tai va nesuprasi. Tai va, tai mano tokios fotkės bus tik tai daugiau tokios, kaip sakant, pagau kadrą. Mokytis iš manęs gal ir nereikia ten tų visokių profesionalių tenai, kaip ten nusistatyti ir viską, nes tokių aš nesuprantu ir man čia reikia kiekvieną dieną tuo užsiimti, kad pradėtum suprasti. Aš paprasčiausiai noriu tik tai fotografuoti, kaip sakant, aš esu toks, kaip sakau, paparacis. Ir aš negaliu fotkinti tokių stacionarių vaizdų, kai man pozuoja, pavyzdžiui, žmonės. Aš tokių nemoku, man stresas tada. Man geriau tokius kaip paparacinti netikėtus kadrus, man taip įdomiau net. Pamatai, nufotkini ir viskas gerai. Tai jūs sekite kanalą. Kol kas nepažadu labai dažnai, kad įkelsiu, bet pasistengsiu. Galbūt bus daugiau fotkių iš mano kelionių ten kur nors, kad ir parkinge. Daugiau turėsiu galimybių kažką pafotkinti, nes čia aš lietokai būnu. Nu, čia Ukmergėj savaitgaliais yra biški nekas, nes čia labai daug tų būna vaikštančių. Aš nenoriu čia su šunimu, nes mano šuo nepririštas, tai stengiasi, kad nesimaišytų niekas. Tai va. Spauskite like, patinka, komentuokite, kad kuo daugiau būtų motyvacijos man daryti. Na, štai toksai įdomus vaizdelis. Gal visą nieko nusifotkinsim? Na, einame toliau. Kažkaip čia labai taip nykiai reikia matyti eiti, bet aš noriu apeiti hipodromą patį. Kad, kaip sakant, sporto sveikata. Bet tai, kad čia fotografuoti nelabai yra ką. Ką mes čia nufotkinsim? Nu, galime tuos va medžius nufotkinti.
Ką čia dar galima nufotkinti? Va, 2 sankirtos kelių. Kas čia per šaka tokia įdomi? Kažkas iš kažkur atitisi. Nufotkinsim ir ją. Nu, dar aš einu. Nors nuėjau va tik tai tiek. Bet mano šuo jau jisai jau sunkiai. Nu jam čia labai žygis. Jis man atrodo su manim daugiau nebenorės važiuoti. Entuziazmas jo dings. Nu, kažkoks tai įdomus. Kažkokias plokštis, bet čia jau seniausiai tos plokštės stovi. Nu, Arai, einam. Man irgi nelengva. Arai, eik pievą, jeigu sunku eit žvyru. Nebėk, Arai, nebėk. Aš lygiai taip pat sunkiai einu. Nu, taip greit nepavargau. Nu, bet matyt, kojas neskauda dėl to, tau tai ten skauda. Kas čia per šiukšlės? Padangą užfiksuosim. Pavasario spalvos. Yra pačias tokios, nu, ruduo gražu, bet ir pavasarį, kai va taip pat tik tai žalia, irgi būna gražu. Ir jį galim užfiksuoti. Va, koks birželis. Nufotkinsim. Čia va hipodromas. Šaltalankį pridygę, žirgai bėgioja, kai reikia. Buvo vieno entuziasto dėka viskas iškirsta, išvalyta. Na, bet mūsų savivaldybei ir tam, kas prižiūri šitą hipodromą, yra vienodai. Ir vėl viskas užžėlė ir galim sakyti, vėl viską per naują čia reikia kirsti. Čia toks biškai nukrypis į šoną. Aras jau pasidavė. Jau galvoja, nebepaeis. Nu, tegu guli, paskui atvažiuosiu. Nu, va, koks krūmas. Čia kaip bonsą gali padaryti. Iškarpyti kokį meškiną ar dar pelėdą. O, apžėlė. Šituo jau žils visas hipodromas. O, zavažiavau, įdėjau. Dabar važiuoju šuns pasiimti į hipodromą. Tai jisai nepaeina. Su tuo čia vienas bėdas. Normaliai nepasivaikščiasi, nes jisai nepaeina. Apačiai tai norisi pasivaikščioti. Nuorevičius. Nu, aš labai greitai ėjau paskutinę atkarpą, nes baisu, kad jis ten kur nors į krūmus iš streso nenueitų. Arba jau kokią lapę neužpultų. Pabėgti tai jisai negali. Dar karšta. Šviesfarus man lemba. Dabar daug dievė, kad jis nebūtų kur nors dingęs. Nu, ieškuosi čia pusę dienos. Vis kažkur tai čia ėjo. Arai.
Jau galvojau, prie upės jis nuėjo. Jau išsigandus buvau, bet jis dar čia toli nuėjo. Ačiū Dievui, parsirado. Arai, aš tave įlaipinsiu. Nu šakės.